Nabukas. Vienu žodžiu, noriu pasakyti, kad iš pat pradžių aš negalėjau įkelt video, nors ir labai norėjau, po to apsirgau. Na ir, bet aš turiu svarbią žinią ir supratau vieną labai svarbų dalyką, kad kai, na, aš esu dabar ištekėjus ir viską, ir, ir aš meldžiausi, daug meldžiausi ir buvo labai sunku kažką pakeisti. Nu, aišku, būdavo pagerėjimai, bet tai buvo gan laikini. Ir po to prašiau Dievo tiesiog įsikišti į mano šeimos gyvenimą. Ir supratau, kad santarvė turi būtinai būti šeimoje. Nu, jeigu net ir Biblijoj parašyta, jeigu žmonės nesutarė, jeigu yra padalintas namas, nuskaitosi padalintas namas, nu nesutarimai, žmonės pjaunasi, tai aišku, Dievo dvasia ten negyvens. Tai kas svarbiausia? Svarbiausia, kad žmonės sutartų. Tada ir gali ir tą namą apsaugoti, gali ir vaikus apsaugoti, ir visą šeimą. Tada Dievo dvasia bus on jų ir nu, jie bus stiprus, vieningi visi su kitais. Tai tiek ir norėjau pasidalinti. Iki greito.